Aleksandra ir Juozas Kazickai tvirtai tikėjo, jog žmogus pasijunta laimingas, kai gražesnį gyvenimą kuria ne tik savo, bet ir kitiems, savo artimiesiems, kartu dirbantiems žmonėms, vėliau savo miestui, savo šaliai. Po nepriklausomybės atgavimo reikėjo daug pastangų atstatyti visą, ką sovietai uoliai naikino – tikėjimą, kultūrą, šalies atmintį. Kazickai buvo įsitikinę, kad pasauliui būtina parodyti, kokią turtingą istoriją turi Lietuva. Todėl ženkliai prisidėjo prie valdovų rūmų, monumentų, bažnyčių atstatymo, knygų leidimo, prezidento Adamkaus bibliotekos muziejaus įkūrimo. Juozas Kazickas nutarė investuoti į jaunus žmones, taip kuriant geresnę ateitį visiems lietuviams. Vienas iš jo vizionieriškumo pavyzdžių yra jau 27 metus trunkanti partnerystė su Kauno technologijos universitetu. Jau daugybę metų mes organizuojame daktaro Juozo Petro Kazicko programavimo konkursą moksleiviams, kuris įkvepia tūkstančius jaunų žmonių rinktis informacinių technologijų profesiją. Yra nuostabu, kaip prieš daugiau nei 20 metų daktaro Juozo Kazicko ir profesoriaus Leopoldo Digrio bičiulystė virto tokiu svarbiu, didžiuliu festivaliu Kazickų šeimos sakralinės muzikos valandomis. Tai didžiulė atgaiva, didžiulė dvasinė atgaiva tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams. Ir ypatingai džiaugiamės tuo, kad prieš keletą metų pradėjome tradiciją keliauti su šiomis sakralinės muzikos valandomis ir į kitus mažesnius Lietuvos miestelius. Aleksandrai taip pat rūpėjo, kad jaunimas gyvenantis svetur išlaikytų lietuvišką identitetą. Todėl 2012 metais buvo įkurta jos vardo granto programa. Fondas remia lituanistinės mokyklas Jungtinėse Amerikos valstijose, finansuoja lietuvių kalbos egzaminus, prisideda prie vasaros stovyklų diasporos jaunimui, 2018 metais inicijavo stažuočių programą. Kiekvienais metais programa sukviečia užsienio pasaulio jaunimą iš įvairiausių pasaulio valstybių, nuo JAV, Kanados iki Australijos, Argentinos, Brazilijos ir įvairių Europos valstybių. Čia atvykę užsienio lietuvių jaunuoliai turi galimybę būti kartu su pasaulio lietuvių bendruomenė ir pažinti šiuolaikinę Lietuvą kartu. Tęsdamas mylimų Aleksandros ir Juozo Kazickų palikimą, jų šeimos fondas remia tai, kas jiems buvo svarbu – kultūrą, švietimą, lietuviškumo puoselėjimą ir diasporos ryšių su Lietuva stiprinimą.